Dar vieną tokią akimirką pasidalinsiu iš savo praeitos patirties. Atsimenu, dirbu samdomą darbą, darbas atrodytų ir puikus, ir švarus, ir darbo valandos tinka, viskas, bet toks atėjo momentas, kai supratau, kad dūstu nuo to darbo dėl to, kad monotonija labai didžiulė, perspektyvos augti, kilti karjeroje, pareigybėse, uždarbio galimybėje nėra. Ir tada susimąsčiau, ar aš tikrai norėčiau visą gyvenimą tik tai dirbti, tik tuose pareigose būti ir tik tiek uždirbti. Supratau, kad ne, man dar visas gyvenimas prieš akis, aš dar esu jauna, man reikia šeimai daugiau pinigų, man reikia materialiai susikurti savo gerbuvį ir tikrai tai nėra pakankama. Tada, galbūt ir jūs dabar esate tokiam etape, kad bedirbant ėmiau darytis kokio dar papildomo darbo. O čia tai yra geriausias variantas, kai tu dirbi ir tu dar ieškai kažkur, kur dar papildomai užsidirbti. Ir tada tikrai nebuvo pas mane tokios minties, kad aš neturiu laiko. Aš galvoju, aš padarysiu viską, kad tik tai prisidurčiau dar prie gaunamų pajamų dar kažką padaryti. Na taip, tuo metu atsimenu, bandžiau ir gintarus verti, ir karoliukus, ir ten tokius mezginukus daryti, bet tai čia tai yra tik tai centai. Supratau, kad ne, tai ne tas variantas. Ir ieškojimo būdu atradau pardavimo strategiją, kur tu parduodamas produktą gali užsidirbti labai labai neblogus procentus. Tuo metu apie tinklinę rinkodarą tikrai nežinojau, buvau visiškai žalia, bet ten, kur tu gali užsidirbti, galvoju, kodėlgi ne. Taigi, tuo pačiu bedirbdama savo darbą, samdomą, įleidau po trupučiuką savo šaknis į tinklinę rinkodarą. Negaliu pasakyti, kad viskas iš karto buvo fantastika, nereikia labai, tiesiog reikia papildomų laiko, susipažinti, susižiūrėti, suprasti, kaip viskas veikia, bet tikrai džiugino pardavimai, džiugino tas atlygis. Tada atradau dar vieną galimybę, kad komunikuojant su kitais, nes yra aplinkui daug žmonių, kurie taip pat ieško papildomų pajamų, ir tai buvo puikia galimybė mamytėms visoms, kurios augina vaikus, prisidėti prie savo gaunamų pajamų dekrete ir taip pat realizuoti savo tokį poreikį bendravimo, nes kai tu namuose esi uždarytas su vaikučiu, pagrindas, ar ne, namai, tau automatiškai trūksta to bendravimo, tau trūksta iššūkių, tau trūksta kažkokios smagios veiklos, kuriuose tu atsipalaiduotum. Dėl to pradėjau tiesiog dalintis natūraliai su kitom mamytėm, bendramintėm, bendraamžėm, kurios noriai prisijungia į šią veiklą. Taip supratau, kad besidalindamas ir padėdamas kitam, iš tiesų kompanija atlygina. Ir taip pradėjau tą komandinį tokį darbą. O kai mano atlyginimas, mano uždarbis būtent bet tinklinės rinkodaros veikloje susilygino su mano uždarbiu samdomam darbe, aš nusprendžiau, kad aš geriau investuosiu visą savo išmonę į veiklą, kuri man patinka ir kuri turi perspektyvą. Taip, aš 10 metų jau esu tinklinėje rinkodaroje, pardavimų strategijoje, per kurią juda būtent pasirinktos kompanijos produktas. Ir taip, šią galimybę tikrai labai žavisi tiek mamytės, tiek studentės, kurioms labai svarbu yra pinigai, nes joms reikia pramogoms, nes ir šiaip joms labai patinka, pavyzdžiui, kvepalai, dalintis, žinote, susitikimai, kompanijos įvairios, turiu omeny studenčių, ar ne, susitinka draugai, praleidžia laiką ir taip toliau, ir tuo pačiu gali tiesiog dalintis, komunikuoti ir išnešti tą žinutę ir tuo pačiu pačios besidalindamos pakviesti ir į savo ratą žmonių, kurie taip pat nori užsidirbti. Ir tai prasidėjo tokia didelė komandinė veikla, kuri parodė, kiek galima iš tiesų daug uždirbti. Tai ir mamytės jungiasi, ir studentės, ir taip pat verslininkai, kurie dirba savo. Pavyzdžiui, jeigu tu turi kirpyklą, tai tu gali drąsiai turėti lentyną, būtent itališkų produktų, ir savo klientėm jau pasiūlyti tai, ko pavyzdžiui jūs neturite savo kirpykloje. Namų papus ekstra, nes žmogus ateina ir jūs ekstra turite paslaugą žmogui. Prie to, kad jisai susitvarko plaukus, bet tai jisai gali ateiti pas jūs ir įsigyti tai, ko jam reikia namams, ar ne? Arba tiesiog bešnekant, tiesiog pakviesti žmogų, kuris norėtų pats prisijungti ir to užsiimti. Taip pat manikiuristės, pedikiuristės, nes būtent pas jų ateina klientai. Masažistės, terapeutės įvairių sričių, taip pat žodžiu, visi žmonės, pas ką ateina kiti žmonės, nes būtent šis verslas ir yra įkvėptas tuo, kad mes dalinamės individualiai žmogui, įkvėpiame veiksmui, įkvėpiame laisvai veiklai, savirealizacijai ir verslo modeliui, kuris leidžia uždirbti nuo rezultatų. O tikrai kiekvienas nori būti įvertintas pagal rezultatus. Tai būtent ši veikla, to man ir patinka. Tai tiek trumpai, ir jeigu
jauti tu, kad, va tau reikia šiandien pinigų, ane, tau reikia kažką daryti, kad susigeneruoti papildomų pinigų, papildomų pajamų, tai žinok, kad yra veikla, kurią tu turi išbandyti tiesiog. Ir tada turėsi savo nuomonę, tai tau ar ne. Susisiekime asmeninę žinutę, papasakosiu daugiau ir atsakysiu individualiai į tavo klausimus.